Problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki visi Jaunimo kodo klausytojai, su jumis sveikinasi Gabrielė Krulytė ir šiandien mes tęsiame pokalbių seriją apie jauno žmogaus identitetą. O šioje laidos dalyje mes kalbėsime apie moters identitetą, apie jaunos moters identitetą. Iš tiesų labai dažnai jaunos merginos susiduria su tomis problemomis apie savivertę, svarsto, ar jos yra gražios, reikalingos, pakankamos ir žinoma, turbūt tai yra viso gyvenimo tokia kelionė, bet šiandien apie jaunos moters identitetą mes kalbėsime su Aušrine Šečkuviene. Ji yra tarnysčių moterims įkūrėja, iniciatorė ir iš tiesų, Aušrine, jūs pasakėt, kad labai daug tikrai darbavotės ir darbuojatės šiame lauke, būtent tarnysčių moterims ir rengėte ir seminarus, ir leidėte ir žurnalus, ir taip pat daug visokių veiklų, kurios buvo susijusios su tuo, kad būtų patarnauta moterim, tai tikiuosi dar kiek daugiau pakalbėsite apie tai. Tai gal galėtumėte pristatyti savo veiklą, ką dabar darote, ir turbūt viena tokių ryškiausių jūsų veiklų yra Ta pati žurnalas. Tai kiek žinau, dabar jisai yra nustojęs tą aktyvę savo veiklą, bet vis tiek jūs toliau leidžiate knygas, tai gal galėtumėte pakalbėti apie savo veiklą ir apie Ta pati žurnalą. Labadiena. Taip kaip ir pristatėt, Gabrielė, žurnalas buvo leidžiamas 18 metų, žurnalas moterims, sielovadinis žurnalas vardu Ta pati. Šiuo metu jo leidyba yra sustabdyta, tačiau leidykla Ta pati toliau egzistuoja, leidžiamos knygos ir mano pašaukimas lėmė tai, kad iš tiesų buvo daug misijinio darbo. Buvo įkurti mamų klubai, tuo metu, kad auginau pati savo vaikus, buvo dirbama su poromis ir iki šiol organizuojame kursus porom, sielovadinius kursus. Taip pat buvo labai suorganizuota nemažai konferencijų, rekolekcijų, susitikimų, sielovadinių grupių, tai tos veiklos būta ir tikiu šią misiją, dėl to ir darau. Ir toliau vis dar mąstote tęsti, ar nėra planų, kad sustotų? Šią vasarą buvom susitikę su Ta pati moterų komanda ir toliau mąstome apie rekolekcijas, apie tai, kas šiuolaikiniai moteriai galėtų patarnauti ir galėtų iš tikrųjų padėti kelyje link tėvo, ta pačia misija, kurią mes turėjome, jinai nesikeičia, jinai nepatraukta. Pašaukimas niekada nepatraukiamas. Ir kodėl būtent moteris, kas jūs patraukia, aišku, jūs kaip sako, čia pašaukimas, bet kodėl visgi šita tarnystė ir jūs išlaiko, visgi jūs labai ilgai jau esate šitame lauke ir matote tame prasmę? Visų pirma, aš pati moteris. Kita priežastis galbūt tai, kad aš pati klausiau save šitą klausimą ir ieškojau atsakymų gan ilgai ir giliai. Ir mačiau daug moterų, kurios susipainiosios, kovoja šitą kovą ir man labai norėjosi kalbėti taip, kad jos įgijusios kažkokį tokią kryptį nebūtų apkvailintos ir galėtų keliauti ramiai. Nes kelionė iš tikrųjų nelengva ir yra daug žinučių. Yra daug, sakyčiau, tokių pavojingų duobių, kur mes kaip moteris paėmusios ne tą kryptį, padarome daug žmonių nelaimingų. Visų pirma, pačio save, o po to aplinkinius. Tai mačiau tą prasmę ir labai norisi apie tai kalbėti garsiai, drąsiai, ramiai ir taip, kaip moteris galėtų išgirsti. Iš tikrųjų, visose šitose srityse, ką dirbdavo, mano užduotis buvo ne kažkaip didaktiškai pamokyti, bet atliepti į moters tą giluminį klausimą, ilgesį. Va čia mano buvo užduotis surasti raktus. Kaip kalbėti taip, kad ta jautra... Tai jūs esate šitame tarnystės lauke jau kiek metų? Seniai. Bandau atspėti. Ta prasme, mažiausiai 33
3 metai, o šiaip tai galiu klysti, su skaičiais nesustipri. Tai pradėjote gana jauna, ar ne? Tikrai taip, tai buvau baigus universitetą, man buvo 24, kai susipažinome su savo vyru ir tada prasidėjo Biblijos studijos. Mes įkūrėme Lietuvos studentų krikščionių bendriją. Tai buvo posovietinis periodas ir buvo drąsus toksai žingsnis, aš pati baigus anglų kalbos filologiją ir dėstytojavau Vilniaus universitete ir reikėjo mums rinktis. Mano vyras buvo kaip tik fizikos dėstytojas universitete ir mus pakvietė pradėti šią misiją ir žinot, kai Lietuva kūrėsi, kai buvo smagu, norėjosi viską daryti taip, kad Lietuva tikrai būtų graži ir matėm didžiulį prasmę, dėl to palikome savo karjeras ir šaliavom šią kryptimį. Ir tai buvo pradžios, o po to ėjo veikla po veiklos. Tai labai, labai džiugu, kad esate šitoje tarnystėje. Manau, labai, labai reikalinga ir ypač, kad savo gyvenimo jūs, ar ne, liudijat ir pati išgyvenate tą ir galite padėti moterim. Tai mes ir aptarsim šioje laidoje tas tokias savivertės problemas, su kuriomis susiduria jaunos merginos moteris ir tikrai bus įdomu išgirsti iš jūsų tų tokių ir patarimų galbūt ir įžvalgų, kaip iš tiesų elgtis ir ką daryti, kaip kovoti, kaip tiesiog gyventi. Tad šį pokalbį mes pratęsime iškart po trumpos muzikinės pauzės. Radio stotis XFM. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Aušrinė Šečkuvienė šiandien yra mūsų laidos viešnia ir mes kalbamės apie jaunos moters tapatybę, identitetą ir Aušrinė yra tarnysčių moterims įkūrėja ir viena tokia ryškiausių tarnysčių yra Ta pati leidykla ir šiuo metu įleidžia knygas moterim ir ne tik, ir Aušrinė rengia ir seminarus, rekolekcijas moterim. Tai Aušrinė paminėjot, kad į tarnystę apskritai įėjote gana anksti, kartu su vyru palikote dėstymą universitete ir pasišventėte tai veiklai iš pradžių su studentais, įkūrėte prisidėjote prie įkūrimo Lietuvos studentų bendrijos, tada Agapės. Ir kaip tada atsitiko, kad pradėjo tarnauti moterim? Tuo metu gimė mūsų vaikai, pati auginau 3 vaikus. Ir natūralu, kad kai jaunai moteriai gimsta vaikai, jos gyvenime įvyksta didžiuliai pokyčiai. Ir visos tos jaunos mamos, kurios pagimdžiusios pirmai, tada atkeliauja antras vaikas, krūvis moteriai būna nežmoniškas. Ir jos gyvenimas keičiasi labai stipriai. Ir jinai klausė labai daug klausimų. Jeigu iki tol jinai bandė atrasti save labai stipriai profesiškai, tai šiuo metu susikoncentruoja klausimas, iš tikrųjų, ar aš esu daugiau nei mama. Ir mačiau mamas prie tų pačių smėlio dėžių, kurios skaitė sekuliarus leidinius, sekuliarus žurnalus ir man pasakojo savo istorijas ir kaip jos tiesiog klausosi tų balsų ir daro tokius kvailus sprendimus, mano vidus ėjo iš proto. Aš sakiau, tai jeigu tu seksi šitą kelią, ar tu supranti, kas nutiks su tavo vyru, kas nutiks su tavo vaikais, su tavo vertybiniam dalykais. Prasme, mane šokiravo, kaip stipriai gali įtakoti viešas balsas arba viešoji nuomonė moterį ir jos gyvenimą. Kadangi pati buvau anglistė, man buvo prieinama užsienio spauda. Reikia prisiminti, kad tai buvo 90-ieji metai. Mes buvom ką tik ištrūkę iš sovietų. Neturėjome daug žiniasklaidos, neturėjome prieigos prie užsienio leidinių ir moteris tiesiog buvo priklausomos nuo to, kas buvo leidžiama lietuviškai. Anglų kalbos žinios pas daugelį buvo labai silpnos ir prastos ir tada ir man gimė mintis, kad tas leidinys
žurnalas moterims galėtų būti, rūporas, galėtų būti formuojanti nuomonę, galėtų būti tiesiog balsas, kuris jas susigrąžintų nuo tų sampratų, kurios galėjo būti tiesiog pražūtingos, labai, labai skaudžiai sunaikinti moterį. O kokios tos sampratos? Bet pavyzdžiui, viena tokia, prisimenu kaip šiandieną, sėdim to smėlio dėžėje ir moteriškės šventai diskutuoja, kaip norint išlaikyti savo vyrą ir šarmą, joms reikia būtinai turėti meilužį, nes kitaip sakant, jos nebelieka tokios jausmingos, šarmingos ir įdomios savo vyrui. Tai tokių analogiškų minčių įsitikinimų, ta prasme, tvirtinimų, ne šiaip pasigama, bet moteris tvirtai tikėjo, kad tai yra labai reikalingas reikalas. Tai tokių minčių jos pasimdavo iš tų pačių žurnalų, sekuliarų leidinių ir viena kitai perdodavo ir maitindavosi to mintim. Tai čia tik tai, viena tokia detalytė, ar ne? Na taip, čia tokios jau visai atrodo, svarbios pamatinės, netgi ir ne šeimą formuojančias vertybės pasirinkimai. O Aušrine, ar kada, savo jaunystėje, ar kada galėt pagalvot, kad taip įsitrauksit tarnystę moterim, ar svajojot kažkada, būna, ar ne, toje jaunystėje tokių užuomazgų, ko norėčiau būti, kur matau save po 10 ar ten 20 metų, tai ar matėt save, kad taip tarnausi? Ne, niekada žmogus, ko gero, net nežinai to savo kelio. Čia aš savo vaikams tai sakau, kad jei pabandytum į save, taip kaip sakant, sureguliuoti, varganas tas tavo gyvenimas, vis tiek Dievas vedžioja tave ir niekada nebūčiau įsivaizdavus, kuo patapsiu ir kur nukeliausiu. Ir esu tikrai laiminga, kad leidausi jo vedama ir nebuvau įsitvėrus kažkokios tai vienos minties, kaip turėtų nukeliauti tas mano gyvenimas. Vadovausi tikrai širdimi ir man buvo labai labai svarbu daryti tai, kas gali pasitarnauti tiek mano laikmečio moterims, tiek žmonėms, kurie supa mane. Norėjau to ir kartu man tai pačiai buvo labai svarbu, nes girdėjau moteris klausiant tą klausimą, tai kas aš esu. Girdžiu jį klausiant šiandieną labai daug ir labai visur. Mano pačios vaikai yra 25-30 metų ir aš matau, kaip jiems toliau aktualus šitas klausimas ir jis mus kankina, arba kitaip sakant, mus vedliauja, manau, iki pat senatvės. Tikrai, manau, reikia tą klausimą klausysi, vis atsinaujina, turbūt niekada nebus tokio vieno atsakymo visam gyvenimui, bet manau, svarbu jį klausti ir jį analizuoti, tai mes irgi kiek apie jį pakalbėsime. Dabar išsiskirsime trumpai muzikiniai pauziai ir po to pratęsime pokalbį su Aušrine Šečkuviene. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Aušrinė Šečkuvienė šiandien yra XFM studijoje ir Aušrinė pasakėte, kad taip labai natūraliai įsiliejote į tarnystę moterim, negalėt pagalvoti, kad tą darysite galbūt, kai buvote jauna, bet tiesiog jautėte pašaukimo prasmę, matote, kad tai yra reikalinga. O man kyla klausimas, ar nebuvo kada tokio konflikto, kad visgi galbūt visai norėčiau tą kažką kitą daryti, tarkim, ar būti kokia dėstytoja, ar gal mano aplinkiniai ar draugai sako, ką tu čia dabar darai, čia pašventi savo gyvenimą, čia tarnystė kažkokiai, čia gal galėtum kokių karjerinių aukštumų siekti. Tai ir nebuvo tokio kažkokio konflikto jūsų gyvenime, kaip pasirinkot tą tarnystės moterim kelią? Konfliktas buvo, bet ne toj vietoj. Aš iki šiol dėstytojauju. Anglų kalba yra mano pirmoji specialybė, aš turiu kelias specialybės, taip pat esu sodo dizainerė, tai dirbu su projektais, bet konfliktas visą laiką išlieka, įtampa mūsų gyvenime yra neišvengiama. Labai paprasta. Pirmiausia, tai pati krikščionybė, jinai duoda tą iššūkį, nes vertybiškai mes visą laiką esame išbandomi. Ta viena pusė. Antra pusė, kuri dažnai būna susijusi su atsidavimu arba dovanojimu save tarnystėje, yra visą laiką finansai. Finansai visą laiką
tu turi tik tiek laiko, ar ne? Tu neturi daugiau negu ta para tau duoda ir uždirbti šeimai jų labai reikia. Ir visą laiką būna klausimas, tai ar aš esu apvailinta, ar aš esu pati kažkokia kvaila idiotė, kad aš niekaip negaliu savo laiko vienetą paversti reikalingais pinigais, kurie aprūpins mano šeimą. Šitas labai skausmingas dalykas, ko gero dar skausmingesnis jis yra vyrams negu moterims. Bet šitoj vietoj tikrai būta konflikto ir didelio konflikto, bet žvelgiant atgal, aš tikrai turiu lenkti galvą, nes Dievas buvo labai, labai dosnus ir geras mums. Pasirūpino taip, kaip, graudu, aš iki šiol pasakoju istoriją savo vaikams ir mes visi bliaunam. Tai buvo taip, ištikima. Taip. Ačiū. Ir kalbant apie tą karjerą ir moters identitetą, tai tikrai pasakėt, dažnai iškyla ta problema ar savęs tapatinimo su darbu, su karjera ir ypač šiais laikais moteris, tikrai nėra tokios svajonės, kad baigsiu ten mokyklą ir čia iškart sukursiu šeimą, būsiu mama, vis tiek yra toks polinkis kurti karjerą, šeima lieka vėlesniam laikui, galbūt net iš viso nėra prioritetas, daugelis moterų net nenori vaikų, net yra tokių visokių nuomonių ir svarstymų. Tai kaip su tapatybės aspektu, kad kaip netapatinti savęs tik su karjera, ar visgi reikia tapatinti, kaip jūs mato tą moters tapatybę su savo darbu, su pasiekimais, kiek tai turi būti svarbu, o kiek visgi galbūt aš turiu būti pirmoje vietoje žmona, mama ir tiesiog daugiau matyti, save įprasminti tame, negu kad dabar turiu pasiekti karjerą, kažką, nežinau, pabaigti, būti kažkokias pareigas užimti ir tada galiu kurti šeimą. Šitą klausimą pabandysiu atsakyti tokiu reversiniu būdu. Tikrai gyvenu tokia brandžios moters amžių, užauginau vaikus, ir žinau, kad dar vėlesniam amžiuje moteris, klausdama savęs, kas ji yra, ir įsikibusi į štai šitos pavadinimus žmona, mama, ten kokia nors vadybininkė, kokia nors darbuotoja, ar ne, labai dažnai pasiklysta. Nes mūsų identitete arba mūsų tapatybėje telpa tiek daug pavadinimų ir aš vadinčiau tai ne tapatybė. Šitie dalykai yra mūsų rolės. Mes jas suvaidiname ir jos kažkada nutrūksta. Tąsi, kai mes susitapatiname su kažkokia rolė, mes jau esame pavojuje, kad mes pateksim kažkokį nesveikatą. Kitaip sakant, įsivaizduokite, jeigu jūs susitapatinat su rolė mama. Kas nutinka su jumis, kai jūsų vaikai užauga? Jūs einate iš proto, jūs jiems skambinate be saiko, jūs kontroliuojate, ką jie valgo, ką jie rengėsi, jūsų mintis, nes kitaip jūs esate krizėje, jūs nebetekote savęs kaip moters, jūs nebežinot, ką su savimi veikti. Dabar įsivaizduokite, jūsų identitetas buvo sutapatintas su jūsų specialybė arba jūsų darbu. Kas nutinka, kai jūs netenkate savo darbo? Jūs tampate nuliu, nieko nereikalingų, nieko nevertų, įvyksta, psichologinė trauma. Tai mums sutapatinti save su savo role yra, pavojinga, žalinga ir kaip čia dar pavadinti? Sakyčiau, kuo greičiau jūs šitą tokią iliuziją arba šituo tokiu klystkeliu atsikratysite, tuo palengvės, tuo jūsų kelionė taps tokia šviesesnė. Nes mes nesame nei vien tik mamos, nei vien tik žmonos, nei vien tik tai studentės ar darbuotojos. Ir šitas klausimas jau dabar bus veda gilyn. Tai kas mes? Ir nežinau, ar mums laikas leidžia pradėti šitą gilų klausimą. Gal po muzikinės pertraukos, tiesa? Taip. Bet mes pratęsim. Tikrai taip, labai gražiai įvedate ir muzikinę pauzę, tad dabar pasiklausykime muzikos ir apmąstykime būtent aušrinės mintis ir po to mes pasigilinsim giliau jau į tai, kas iš tiesų mes esam. XFM. Radijas gyvenimui.
Dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Kas aš esu? Tai tokį klausimą šiandien nagrinėsime šioje dalyje laidos ir kalbame su Aušrine Šečkuviene, kuri jau daugelį metų tarnauja moterims ir padeda atsakyti joms į tą klausimą, kas jos yra, nes iš tiesų, kaip sakėte, Aušrine, dažnai mes susitapatinam su rolėmis ir jeigu mes tik esame tik mama arba tik vadybininkė ir paskui netenkame tos rolės, tai tada netenkame ir savęs. Tad kaip tada ieškoti savo identiteto, jeigu mes tikrai turim tą polinkį tapatinti save su kažkokiom veiklom ar su tuo šeiminė kažkokia padėtimi, tai su kuo tada tapatinti save? Na va, čia ir prikapstėme mes gilesnę šaknį, ar ne? Šį klausimą, kas yra moteris, arba lygiai tą patį klausimą, kas aš kaip vyras, pradedame klausti jau, sakyčiau, paauglystės periodų, tas klausimas aštrėja, gilėja, keičiasi, kažkaip tai įgyja kitą kampą, kada mes bręstame, tampame, įgyjam specialybės, tas, kai mes sukuriame šeimas, dar atsiranda daugiau tos erdvės šiam klausimui ir neatsakius savo arba nesusivokus šitoj vietoj, mūsų laukia daug psichologinio tokio traumuojančio potyrio. Ir jeigu paklausčiau jūsų, Gabrielė, koks jūsų didžiausias gyvenimo klausimas, šito klausimu dažnai pradėdavau seminarus arba moterų grupės. Moteris susimastydavo ir tikrai bandydavo suvokti, ką mes kaip moteris galėtumėm įvardinti kaip didysis mano klausimas. Ir lygiai taip pat, kada kalbamės arba matau, reflektuoju vyrų gyvenimą, vyrai irgi turi savo didįjį klausimą. Įdomu tai, kad knyga Žavingoji Džono ir Stacey Eldridge kaip tik kalba šitą temą ir jeigu esat skaitę šią knygą, ne viena sielovadinė grupė bendruomenėse nagrinėja arba dirba pagal šitą knygą, iš tikrųjų labai gražiai atidengia tą vieną mūsų sluoksnį arba tokį, kaip sakot, ima ir nulupa tokį šašą. Ir gal nustepsite, kad šis klausimas įvardyjamas labai paprastai, šokiruojančiai galbūt. Stacey Jonas savo knygoje Žavingoji sako, kad kaip pagrindinis moters klausimas yra, ar aš graži. Kaip jau ir minėjau, atrodo, ką? Ar tai gali apspręsti mane kaip moterį? Ir šis klausimas atrodo toks paviršutiniškas, toksai kažkoks tai, ką čia apie blizgučius ir apie kažkokias šainingus, kas čia vyksta? Nieko panašaus. Šis klausimas toks gilus, kaip civilizacija. Pasižiūrėkite visas antikas, pasižiūrėkite visus Trojaus arklius, pasižiūrėkite visus karus, pasižiūrėkite šiuolaikinę industriją, pasižiūrėkite tai, kas vyksta su mumis, kada mes uždarome savo namų duris ir patenkame į savo slapčiausias erdves, į savo miegamuosius, į savo vones. Mes klausėme savęs to klausimo, ar aš graži? Ir panašu, kad Dievas įsodinęs į mus yra šį klausimą kaip į moteris ir jis yra žymiai daugiau negu mūsų skurytė. Jis žymiai giliau negu mūsų, tas jaunystės blizgesys arba ta lygi oda. Jisai apimantis tiek daug. Ir dėl to moteris, kurios jaučiasi nepakankamai gražios, jos jaučiasi, jos lyg negalėtų būti moterim, lyg jos negalėtų dovanoti savęs kaip moters. Ir čia prasideda didžiosios mūsų moters žaizdos. Taip, tai iš tiesų tas klausimas apie grožį, kaip sakėt, jis yra gilus, nėra tik tais mūsų oda, tai svarstant apie tą grožį, tada, tai kas yra tas grožis, kyla klausimas, ar ne, ar tai yra ir pati moteris, kai aš galvoju, ar ne, ar aš esu graži, aš negalvoju tik apie išvaizdą. Tai turbūt tas tapatybės klausimas dažnai, ar ne, kaip sakėt, susitarė, aš esu negraži, aš ten blogai atrodo, bet turbūt jis yra gilesnis.
ne tik apie išvaizdą. Labai gilus, nes tai apima mūsų moteriškumo, kaip čia pasakyti, užduotį. Moteris pašaukta dovanoti grožį ir pasižiūrėkite, kaip mes elgiamės. Patekite į butą arba erdvę, kur karaliauja vyrai. Ten bus techninės detalės, ten bus daug mygtukų, daug prietaisų ir greičiausiai bus daug jopalo. Bus daug, ta prasme, jiems nėra taip svarbu, jie gyvena kitoj erdvėj. Į tą pačią erdvę įžengus moteris, jinai iš karto kurs. Jinai kurs ir tvarkysis, jinai atneš gėles, jinai sutvarkys kažką, tai padarys, erdvė pasikeis momentaliai. Ir tiesiog jie įžengia į patalpą, į erdvę moteris ir jinai atnešė save, jinai padovanojo. Lygiai tas pats vyksta su santykiu. Kai į santykį įeina moteris atneša dažniausiai, jei jinai yra sveika savo moteriškumu, jinai atneša tą džiugesį, ramybę, gyvybę, jinai atneša tas savybės, kurios Dievo įdėtos ją kuriant moterim. Ir šita vieta, na žiūrėkite, kai gimsta vaikas, jis patikėtas kažkodėl tai moters įsčiams. Vyro įsčiams nepatikėta vaiko. Vadinasi, šitoj roliai, šitame visame fiziologinėme reiškinyje jau yra ir sielos dalykai, kurie mums duoti tame moteriškume. Tame atsargume saugoti gyvybę ir kartu puoselėti tą gyvybę, kartu būti labai jautriai, įsiklausančiai ir atjaučiančiai. Jeigu vaikas nukrenta ant žemės, ir jis pradeda verkšlenti, ką tetė sako, nustok žliumti, toj viskas bus gerai, ką čia, pasižiūrėk, ką čia, įsibrėžiai, didelė vyrė, keliaujam. Mama atsitūps, jinai apsikabins tą vaiką, jinai glostys jį, jinai atjaus, užjaus tą paguodą. Tai vėlgi kalba apie mūsų moteriškumą, apie tas savybės, kurios sako, aš atėjau atnešti savo moteriškumą. Yra daug dalykų, kurie dubliuojasi vyro ir moters gyvenime, bet apie tai toliau. Taip, tikrai, man tas kyla klausimas apie moteriškumą ir kaip jį atrasti savyje, nes kai kurios moteris galbūt galvoja, aš nesu moteriška ir jaunas merginos, aš kaip berniukas, arba aš ten, nežinau, mano tas moteriškumas kažkiek sudaužytas, sulaužytas, tai bet labai bus įdomu tą panagrinėti jau iškart po muzikinės pauzės. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Taigi tęsime pokalbį su Aušrine Šečkuviene, Tapati leidyklos bendraįkūrėja, ir palietėme tą moteriškumo klausimą. Tikrai pasakėt, kad daugelis moterų, kai mąsto apie save, jos klausia tokio klausimo, ar aš esu graži. Ir tikrai ir iš savo gyvenimo galiu pasakyti, didelė yra ta dilema ir klausimas, gal aš esu negraži, gal nepakankama, bet kaip sakėm, tas grožis yra daug gilesnis, tai nėra vien tik apie išvaizdą, tai yra ir apie tas savybės, apie grožio kūrimą aplink save. Ir man kyla tas klausimas, nes ypač šiais laikais yra kvestionuojamas moteriškumas, kas tas yra moteriškumas, ar tai yra būtinai tos tradicinės moters savybės, kaip mes paminėjom, kad tai yra tas švelnumas, jautrumas, nes yra tokių moterų, kurios yra visiškai nešvelnios, jos kaip tik galbūt tokios labiau vyriškos, jos būna griežtos arba racionalios per daug. Ir kaip tada daryti? Ar tai yra kažkoks sugriautas tada moteriškumas ir joms reikia jį atstatyti, ar tai yra tiesiog kažkokia kita moteriškumo apraiška ir tiesiog galbūt yra visokių tų moteriškumo tipų? Vėlgi, tam, kad mes suprastumėme ir netaptumėm tokios, sakant, normų braižytojas, ar ne, čia yra teisinga, o čia yra neteisinga. Vis dėlto Dievo dizainas yra labai įvairus, jeigu mes pamatytumėm, ar ne, kodėl jis nepadarė mūsų vienokio formato, ar ne, vienas padarė apvalesnės, kitas padarė lieknesnės, vienom davė svajonę auginti gėles, kitom davė svajonę skristi į kosmosą, ar ne, ir siekti sportinių pasiekimų.
Ir širdies ilgesiai yra Dievo duoti ir, sakyčiau, būtų visiškas trumparegiškumas juos nurašyti. Tai ne apie tai. Ko gero, moteriškumo esmė yra mūsų patvirtinime. Jeigu maža mergaitė auga namuose ir jeigu jūs matėte, kaip mažos mergaitės elgėsi, pati auginau 2 dukras ir 1 sūnų ir man buvo nuostaba stebėti, kaip vaikas, kuris dar yra kūdikis, gali jau iš karto savo tame mažame amžiuje identifikuoti lytį savo ir tas prasimušantis jo elgsena jau diktuoja apie tai, kad jis yra vyriškos giminės ir atvirkščiai mergaitės yra mergaitiškos giminės, ar ne? Bet yra dalykai, kurie yra nepatvirtinti ir jeigu jūs augote šeimoje, kur nebuvo žavimas jūsų moteriškumu ir jūsų mergaitiškumu ir jūs norėjote, siekėte tėvo meilės ir tėvas norėjo, pavyzdžiui, berniuko. Nu va, gimė mergaitė. Ir jūs taip norite, kad tėvas jūs patvirtintų jūsų moteriškumą, jūs taip norite, kad tėvas jumis žavėtųsi. Na, dažną istoriją girdžiu iš moterų, kad jos tada stengiasi visai kaip įtikti ir tapti, nu va taip kaip broliukas atrodytų, ar ne, kad tėvas didžiuotųsi. Tada įvyksta tas deforma, kaip aš sakau, kada moteris palieka arba, na, duoda savo priesaiką bet kokiu būdu įgyti tėvo pasididžiavimą. Ir jinai daro taip, kaip darytų vyrai, ar ne, jinai gali, na, ir jos balsas deformuojasi, jos eisena tampa vyriška, jos elgsena gali būti. Šita šaknis, kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės, tikrai nėra vieno atsakymo. Aš sakyčiau, verta atsekti savo vaikystę, jaunystę, šitas širdies traumas, ar ne, visas, kad mes suprastumėm, kas mes esame ir nuo kur mes prasidėjome. Bet moteris vyriška, ar ne, kas yra vyriška moteris? Būna tie dalykai, kada jau, na, jie yra liguisti ir mes puikiai suprantame. Prisimenu vieną seminarą, vieną nerealų seminarą, kalbėjom kaip tik apie tą moteriškumą. Ir tame seminare dalyvavo vienuolės. Prisimenu, ta prasme, jisai buvo atviros durys, galėjo ateiti, kas tik norėjo. Ir prisimenu, sėdim vienuolė su abitu. Ir po viso to seminaro pakelia ranką viena vienuolė ir sako, aš jaučiu pyktį ir pavydą jums. Sakau, gerai, sakykite toliau. Ir jis sako, ir aš negaliu būti tokia moteriška kaip jūs. Aš suprantu, kad joje kyla giluminis tas toksai klausimas, nors moteris dėvi suknelę, ar ne, na, ta prasme, sijoną. Jis sako, aš negaliu jaustis tokia patrauklia, nes man norisi ją būti. Ir aš girdžiu vėl joje tą giluminį, kaip sakant, neišjungiamą troškulį. Aš noriu žavėti, aš noriu, kad manimi žavėtųsi. Tai yra tie dalykai, kuriuos mums reikia atsekti. Dėl tos priežasties mes ir tiek akcentuojame išorę, tiek akcentuojame visą, kas mus, na, darytų patrauklias. Ir tai nėra blogai. Visiškai. Nes kartais galima sakyti, na va, čia tik išvaizda rūpinasi, nori būti gražios, čia reikia rūpintis vidumi, o ne išorę. Iš tikrųjų, yra tie du kraštutinumai ir krikščioniškose ratuose yra užlenkiama stipriai užlenkiami tie dalykai, kai tik tai siela ir tik tai siela. Ne, brangiosios, mes gavome visą. Ir kūną, ir sielą, ir dvasią. Ir nevalia apleisti savo kūno. Ir mūsų vyrai būna labai labai nelaimingi. Ne vieną šeimą mačiau iš misionierių šeimų, kur jos skildavo arba vykdavo tokia, na, griūtis, sakytum, namuose jie pasilikdavo, bet jų sielos jau tikrai nebūdavo kartu, kad moteris būdavo nesirūpina savimi, apleidžia save
Ir sakydama, na, va, aš labai dvasiška. Nieko gero. Taip, tikrai gyvename ir kūne ir tikrai nevalia visiškai nuneigti to, aš tikrai sutinku. Ačiū už jūsų mintis. Dabar išsiskirsime ir pasiklausysime XFM muzikinio repertuaro ir po to sugrįšime apibendrindami laidą ir galbūt tokių patarimų iš Aušrinės išgirsime, ką daryti, kad atstatyti ar dirbti su savo moteriškumu, su savo moteriška tapatybė, kai mes galbūt jaučiame, kad yra jinai pažeista ir jaučiamės nemylimos, negražios ir niekam nereikalingos. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Taigi Jaunimo kodo laida, su mumis svečiuose yra Aušrinė Šečkuvienė, yra ta pati leidyklos bendraįkūrėja ir moterims tarnystės kūrėja, daug dirba su moterimis, tarnauja moterims ir tikrai Aušrinė yra rengus daug seminarų ir sukaupusi daug išminties ir tikrai matosi Aušrinė jūsų širdis ir jūsų ta didelė patirtis, tiesiog tarnaujant moterims, būnant pačia moterimi ir manau, kad tikrai ačiū už tai, ką jūs darote ir kaip sakėte, būta ir tų nelengvų etapų, bet Viešpats pravedė ir įrodė savo ištikimybę. Na ir mes tikrai kalbėjome daug apie tą supratimą, moteriškumo ir kad tikrai dažnai mes turime kažkokių tokių traumų ir reikia atsekti savyje, kodėlgi visgi mes elgiamės taip, o ne kitaip, galbūt yra kažkokių iš vaikystės susiklostytų dalykų ar tėvų įskiepytų galbūt nepasitenkinimo kažkokio, kurį vaikas perima, bet kalbant dabar apie jauną moterį, kuri dar, galima sakyti, yra tokiam besiformuojanti, galbūt baigusi ar studijas ir mąstanti apie savo kelią, vis tiek yra daugiau tų tokio noro galbūt įtikti, ypač kai turi kažkokį spaudimą iš tėvų, iš visuomenės ir tu galvoji, kaip čia viskas bus, kuo aš būsiu. Tai kaip dirbti su savim, tada koks būtų jūsų patarimas tai jaunai moteriai, kuri dar neapsisprendžia galbūt, kas jinai yra, kuo jinai nori būti, kalbant apie tą rolę, bet taip pat ir, žinoma, kovoja su tais visais klausimais savo viduje, kad aš esu negraži, esu nepakankama, esu nemylima, ar ne, kai tu ieškai kažkokio pritarimo kažkame kitame, bet galbūt ne Dieve, neatrandi pats, kas tu esi ir taip nori ir ne iš tos išorės kažkokio palankumo ir tada bandai tapatinti save su kažkuo, kas yra gražu, gera, tai kaip atrasti tą atsakymą į klausimą, kas aš esu, tai jaunai moteriai? Na, pirmiausia, visą laiką tapatybės klausime mes ieškome, kad kažkas mus patvirtintų. Kad kažkas pasakytų, taip, tu esi, taip, pakanka, taip, tu mylima. Ir jei mes neturime tos aplinkos, kurie mes gautumėm šitą patvirtinimą, mes labai blaškomės, labai skaudu, o nedaug Dieve esame aplinkoje, kuri mus priešingai naikina ir žeidžia. Tai mano pirmasis patarimas yra, jei esi aplinkoje, kuri yra tave deformuojanti, sakykime, gali būti gal dar neišėjęs iš namų. Galbūt tavo namuose yra disfunkcinis santykis su tavo tėvu, ypatingai mergaitai su tėvu. Tau nereikia pasilikti tame. Pirmas dalykas, kurį tu turėtumai, tai ieškoti aplinkos, kuri tave tvirtina ir duoda tau saugumą. Tėvai pagal savo pašaukimą arba paskirtį visų pirma turėtų duoti tą saugumą savo vaikui. Ir jeigu aplinka yra nesaugi, tavęs neleidžianti tau augti, tvirtėti ir saugiai, kitaip sakant, fiziškai saugiai gyventi, tau reikia kreiptis ir ieškoti pagalbos. Ir čia yra visokios socialinės
įstaigos, kur tu turėtumai kreiptis, jeigu tave seksualiai išnaudoja, jeigu tave verbaliai išnaudoja, jeigu tave niekina, ar ne? Tai čia jau yra tas toksai labai stiprus ir aiškus raudonas šauktukas, kur tikrai tau duota pasirinkti saugią aplinką. Kita, jau tokia lengvesnė, sakykime, forma, nemažiau nei skausminga yra, jeigu tu pati turi bendraamžius ar ne bičiulius, kurie tave sako, kad pavyzdžiui, jeigu tu neturi vaikino, tai kokia tu čia moteris? Nepatraukli tu ir tiek, ar ne? Tai vėlgi mano klausimas, ar ne, kokie tavo bičiuliai? Reikėtų klausti savęs, ar šitie draugai, kurie supa tave, iš tikrųjų yra bičiuliai, kurie tau leis užaugti ir tapti laimingu žmogumi. Pasirinkimas aplinkos yra faktorius tikrai nemenkas ir aš raginčiau moteris, merginas labai atkreipti dėmesį, kokia aplinka supa, kokie bičiuliai supa, kokia muzika, kokia literatūra tave supa, nes visa tai formuoja tave ir visa tai transliuoja, kas tu esi ir ko tu verta. O tu esi verta, nes tu esi Dievo dukrytė. Ir ne veltui aš naudoju šitą mažybinį žodį, nes man, kada manęs klausia, tai kas tu esi, ir kai tu lupi tos svogūno sluoksnius, tu esi žmona, mama, darbuotoja, dizainerė ar dar kažkokia, galų gale nulupus daug sluoksnių, pasibaigia vienu tuo konkrečiu, aš tėtės dukrytė. Ir va tada aš galiu ropštis ant jo kelių, tada galiu būti silpna, netobula, bet labai mylima. Ir čia yra tas pagrindas, ant kurio aš galiu atsipalaiduoja mano vidinis raumenynas, išeina įtampos, aš galiu sau leisti bliauti, aš galiu sau leisti būti suklydusiai, aš galiu leisti, kad mano ašaros nušluostytų ir duotų man naują šansą ir man šnipštėtų jausi, kokia tu graži, kokia tu mylima, kaip man į tave gera žiūrėti. Kaip man patinka tave turėti. Ir kai tu leidi, kad tavo ausiai atkeliautų šitie garsai, tada jau gali žengti tuos žingsnius ir tie žingsniai bus ves tave namų link. Jeigu teisingai suprantu, bet kiek mes kalbėjom, kad mes dažnai tapatiname su kažkokiam rolėm, tai jeigu mes tapatiname su tuo, kad esu Dievo dukra, tai yra tas teisingas ar ne požiūrio taškas, nuo kurio ir visa kita toliau seka ir susitvarko visi kiti dalykai. Taip, tikrai taip. Ir tada šitoje vietoje jau kažkaip tai reikėtų sugalvoti, kas lypi po to, aš esu Dievo dukra. Ir kas yra tėtis. Nes jeigu tėtis yra tas, kuris su bizūnu ir skaičiuoja kiekvieną mano posukiuką ir tik tai laukia, kada saktel man, kada aš padariau kažką ne taip. Nenueisim toli. Tai va čia tas tėvystės klausimas, nes visų pirma mes ateiname ir gimstame iš tėvystės sampratos. Ir Dievuje telpa ir motinos, ir tėvo paveikslai. Čia prasideda šitos mūsų pradžios ir čia prasideda mūsų giluminės žaizdos. Ačiū Jums labai už tokį gilų, jautrų, šiltą pokalbį ir primenu, kad mes svečiuose turėjome Aušriną Šečkuvienę, kuri yra tarnysčių moterims įkūrėja ir taip pat ta pati leidyklos bendra įkūrėja. Ir ačiū, kad Jūs einate šiuo keliu ir drąsinate moteris ir tikiu, kad padrąsinote ir šiuo pokalbiu. Ir ačiū tikrai už visas Jūsų mintis, už įžvalgas. Buvo labai gera Jūsų klausytis. Ir taip pat primenu, kad Jūs klausėtės Jaunimo kodo laidos ir ši laida yra projekto Laikas klausti ir suprasti dalis. Šį projektą iš dalies remia Radio spaudos ir televizijos rėmimo fondas. Na, o su Jumis buvau aš, Gabrielė Krulytė, ir tikiuosi susiklausyti jau kitose Jaunimo kodo laidose. Klausykitės mūsų YouTube kanale, Spotify, SoundCloud ir rašykite savo pastebėjimus bei pasiūlymus mūsų naujoms laidoms. Iki. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą ir tokiu būdu sekti visas mūsų naujienas. Taip pat pasidalinkite šiuo įrašu su savo draugais bei artimaisiais. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote.